Nagi baigėsi. Ganėtinai pigu ir neblogai. Tikrai neblogai buvo. Žodžiu, pasižiūrėjau kelių. Blemba, Stelvio pasas. Tik Stelvio pasas realiai. Jeigu įdomiausiai važiuoti. Žodžiu, teks per jį varyt vėl. Reiks apsipilt benzo brangaus, nes čia apie 2 eurus kainuoja litras. O kaip tik deganas. Žodžiu, planas 300 km iki Austrijos. Važiuosiu vėl per tos pačius pasus. Kuro užsipilta. 13 litriukų. Brangiai. Na, iš tikrųjų nežinau, kiek kitur kainuoja. Čia kažkaip tiesiog įstrigo, pastebėjau. Tai va, žodžiu, judu link Stelvio paso. Vėl. Nu, važiuosiu iš kitos pusės dabar. Reikės užvažiuoti. Ten aukščiau yra tokia aikštelė. Galima iki tenai pavažiuoti. Viršūnė tokia. Žodžiu. Galėsiu mažiau filmuoti, jeigu išeis. Nes jau nufilmuotas Stelvio pasas. Nes blemba, tai pažiūrėjau tų kelių. Realiai gražiausia ten tas Stelvio pakeliui. Tai ne tik Stelvio važiuosiu, man atrodo dar vienas ten pasas yra į Austriją. Tai realiai tiesiai gaunasi 2 tie tokie pasai. Tiesiausias kelias į Austriją. Žodžiu, žiūrėsiu. 300 km. Navigacija rašo 6 valandas. Jau dabar Google'as rodė tenai ant Stelvio paso raudona atkarpa. Reiškia, kad ten jau braunasi turistai. Norėčiau taip manyti, o ne koksai, nežinau, avarija, dar kas nors. Ar uždarytas kelias, dar kažkas. Žodžiu, šiandien oras bus pagal prognozę jėga, giedra, be lietaus. Tai, manau, bus gerai. Ir vaizdai bus geri, be jokių nesąmonių. Aišku, rodo, kad bus šilčiau nei vakar. 3 laipsniais. Na, aišku, vakar tai čia lyjo pastoviai. Tai, manau, bus gerai. Na, tik tais va čia šita pirma atkarpa. Pirma atkarpa, va, iki to Stelvio paso, va, čia bus šūdų krūva iš tikro, nes čia važiuosiu va taip per kaimus, su daug mašinų, kol neišlysiu iš... Ai, nors pala, galvoju dabar. Nuo Stelvio paso iki kito ten to paso, va ten atkarpa yra žudikiška per tos kaimus sušiktus. Kur atvažiuojant į priekį, aš ten lemba merdėjau, užsiknisau. Šita atkarpa bus nieko, nu žodžiu. O kas gerai. Dabar va, 8:30, anksti išvažiavau. Kaip tais šaunu bus. Biški užknisa saulė grinai iš priekio kala. Lemba nebūtų to snapo ant šalmo, tai būtų gaidiškiau. Kartais jisai žiauriai gerai, va, kaip dabar pavyzdžiui, nes tie nuo saulės sakinėje, vis tiek nervina. Kai tau į akis varo, o tas snapas, jo, be snapo čia ragas būtų, nes va biškį pakeliu tiesiai į akis meigia saulė. Snapelis jėga. Važiuoju, va taip, eismo labai daug. Nežinau. Sur laukai, vaizdai va tokie, žali kalnai. Jo, čia varpai kala. Šiandien iš ryto kalė. Aš kažkur skaičiau, kažkaip yra, kad kai tipo lygi, nu kas 15 minučių, tipo, kažkur rašė, kad kas 15 minučių kala tie varpai, man atrodo. Per valandą 4 kartus. Ten
ir po kažkiek kartų, tipo 15 minučių, nu ten sakykim, po pirmos 15, tipo 1, ten pusė 2, o kai lygi valanda, tipo 4 kartus, tipo sukala. Taipogi ir iš ryto kala, 7 ryto, dzing, 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 4 kartus. Tai kažkaip, nežinau, lemba, kas vietiniai gyvena ten tose, nu, ten šalia tų bažnyčių, tų varpinių, tai nežinau, kaip čia pripras. Tai ir Korsikoje tas pats buvo, kai būdavo kalas tais varpais. Lemba, Prancūzijoje kažkaip negirdėjau. Būdavo mėgė ten atidaryti, langai, viskas. Nes realiai kiekvienas kaimas turi tą savo varpinę. Čia jų nežinau, čia nuo senų laikų visą tą bendravimo networkas, kurie susišnekėdavo. Šiaip labai sulėtėjo, čia jie lėkė, taip gerai viskas buvo ir išsisėmė. Nes jie čia tą greitį viršė, tai kaip turi būti. Tie fotikai, tai aš nežinau apie ką jie. Bet tas sumotsu nulėkė, nu, vadinasi, neima ar manęs. Bet pilna, va, to oranžinių dėžių, tokių negyvų, ir aš nežinau, ką jie čia. Jie fotkina, ar jie ima kažkokį, nežinau, vidutinį greitį, atkarpą skaičiuoja, nežinau. Nežinau, kaip jie čia veikia. Žodžiu, va, kiek visokių augina. Augalija. Ten irgi va vien laukai visokie, kalno visur. Kiek čia judesio, tai jeigu tam Stelvio pase toks judesys, tai ten nebus fan. Nes čia judesiuko žmonių, mocų, mašinų, košė. Tas Stelvio pasas kažkur netoliau turėtų būti. Čia kaip nubas važiuoju. Tai lenkiu, tai nelenkiu, nežinau čia. Tie vietiniai tai čia varo. Būna lenkiu, jau kažkaip žiūriu, čia nieks nelenkia, tai taip, blemba, ten dėžė priekį. Išsukinėja, įleisim. Dar ir vėlikų čia be proto. Man čia jau nafig nepatinka. Čia dar nedavažiuotas pasas. Va, priekį dėžė velkasi, nes jam reikia ten užvažiuoti. Ką pafilmuosim, biškį tą Stelvio pasą. Eismo labai daug realiai. Judesio kaip turi būt. Mašinų, dviračių. Labai daug, aš nežinau, čia šiandien, blemba, ketvirtadienis. Čia gal pusiaus kažkokia šventinė diena, nes vakar irgi kažkaip tais važiavau degalinės, viskas uždaryta trečiadienį, kažkaip tais įdomiai pasirodė, nežinau. Gal švenčia ką nors. Bet ja, čia, sakau, čia dviračius, mašinas, čia viską, lenki, čia, triukšmas. Lemba priekį tų katės važiuoja, bet garsas tai toks pritkus iš jo kaip šūdo kokio, tai nežinau. Kažkaip įdomiai. Katės šiaip gražiai dirba. Aišku, čia pilna tų žmonių, nes oras labai geras. Vėsų netgi. Saulė šviečia. Nei vieno debesies. Tiesiog nuostabus oras. Visi ir varo. Visi gazuoja. Kaip mašinas apsilenkiam. Tuščia, nieko nėra. Labai gerai. Gerai, kad iš priekio niekas labai nesileidžia. Nes čia, wow, būtų toks kamštis. CBR galėtų greičiau važiuoti. Dominuoja dviračiai.
Lemba čia kaip vėsu. Faina. Biški dviratukų. Tai irgi pasiimti, nes čia labai lėtai įsivažiuoja. Subrėt, va čia turėtum svilinti, kaip akis išdegęs. Batu žemę braukiu. Reikės ant kalnų apvelti. Čia nesuprantas, Google'as pastoviai man priekį atkarpą rodo oranžinė, tipo iš lėto važiuoja. Nu, eismas, taip toliau. Fontaniukas, kriokliukas, jo, pada. Prie šito posakio aš nežinau, po truputį bandau priprasti. Bet sunku prie jų priprasti. Legia tas priekis to Ducatio, tikrai neblogai, dviese savo stalas. Kadangi čia jau važiavęs ne kartą, man nėra ką vaizdos. Sakau, tas Ducatis tai kaip šlamštas, kur dirba. Keista. Kaip tik jo tempas to Ducatio man patinka. Reikės kažkur, nežinau, pačiam viršui gal sustot, nors norėčiau šitam dar šlaite stabtel. Viršaus čia užliekus. O čia va gal ant kalniuko. Man atrodo. Gal aukščiau dar eina. Neatsimenu. Dar nusivėjom žmonių. Blemba, gali būti tenai. Tenai buvo ta aikštelė, kur sustot reikėjo, jeigu pasižiūrėt vaizdukas. Na, well. Viskas čia fucking matyta. Na, šita pusė visai faina buvo. Ana pusė labai irgi, su to ledynu, labai gražu. Čia dobėtai, Neįdomi to dobė, realiai. Nu, šį kartą bent Stelvio pasas planuotas buvo. Na, kai priekį važiavau, tai neplanuota čia. Gavosi. Lemba, čia visai tuščia. Šiandien galvojau, tai ragas bus. Jis ten
tam pačioj miestelį, tai jo, pana, ten mašinų, visko, šiauriai daug. O čia, va ten biški va yra. Iš priekio nieko nėra, tas yra žiauriai fan. Jo, iš priekio beveik nieks nevažiuoja. Galvoju, man va ten turbūt viršūnė. Lėtai. Tai važiuokit, lenkit, jo, fana. Nieko nėra. Nieko nėra. Varykit. Nerodo. Jo, jisai užstrigęs. Galvoju tiesiai, jis man rodo tiesiai, bet nifiga jis netiesiai, jis rodo iš šono. Gal. Vandas nori autobuso foto. Šitą Ducatį būtų gerai irgi paimti. Nelabai patinka man tų posakių tokių. Galas bėgo. Normaliai bėgo. Normaliai. Bet ten asfaltas toksai slidus. Blizgantis. O, čia judesio. Čia pavažiuoti pačią viršūnį. Ten vat, kažkur tais, man atrodo, tiesiai. Jo, užstrigęs Googlas. Numiręs. Aš galvoju, va ten va reikia pavažiuoti. Per va šitą visą šaršalyną. Sniegas, urvinas toksai. Iš aukščiau matysis. Čia nebuvau. Per šį tripą tai. Man čia užvažiuoti. Ten varkabakas didžiulis yra. Čia šūdų maišiukai pabėgo biškį. Nu va, vaizdelis koks iš čia matosi. Bet visi kažkodėl va tenai va braunasi, čia kažkaip tais ne taip daug. Nu va ten atsigersiu kavos, važiuosiu ten. Žiauriai linksmų bus.
Gražu čia. Patinka. Vėsų gerai. Nu, čia dar nesu buvęs. Visai gražu. Daug matosi. Faina, faina. Nu ką, leidžiame žemyn. Pabuvau, suvalgiau krosaną, atsigėriau kavytės. Galima kuten žemyn. Ja, štai tokie. Tiek atvašti posūkiai smagesni dabar bus. Ją pačią besileidžiant. Nes gravitacija padedam. Lemba kažkokį parkingą suras. Pažiūrėti tą ledą geriau. Svėlina. Nice. Švatam Vakabake buvau. Šio gerai čia matosi visas šitas. Šitie serpentinai populiarūs, kuriuos visi čia mina. Dviratininkai, motociklai, visi čia. Ir autobusai, ir mašinos. Bet jo, ten viršui tai tokia šaršalinė. Ten kaip turgui, toks košė žmonių. Visi visur eina, grūtasi, lenda, visiems visur reikia. Blemba, aš įsivaizduoju. Nu čia pelenkai aфиgenai atrodo. Reikia dar biškį pavažiuoti iš toliau. Mašinų krūvelė. No. Įdomu dar. Įdomus vaizdas dar kol kas. Fotografų pilna. Kapoja mašinistai. Blemba iš tas kalnas jau blemba, ten iš apačios vis tiek turėtų gerai matytis kažkur tai ledas, tik jau bus iš toliau, bet
bet matysis. Shifteris taip šlykščiai antrą bėgį jungia, kad wow. Taip susitaso, baisiai. Labai baisiai susitaso. Nu, gerai, aš noriu pasižiūrėti tą leduką. Iš ten kažkur tais, manau, pavyks. Kodėl jisai nelenkia? Vat reikia vat į tą griovį, kad matytųsi iš ilgai. Nes ten vat už kalno griovys. Nu, man šitas visai nepatinka vairuotojas. Nekietas kažkoksai tai. Ką aš galiu pasakyti, gal netgi šlykščiau leistis tais posūkiais, nei kilti. Nes tu labai stačiai žemyn, taip pop, apsisukinėjai. O, avtojobusas. Jėga. Avtojobusai jėga šitoj vietoj. Maršrutinis važiuoja 2,70. Nu, čia bus laiko pasidairyti. Tikrai bus laiko pasidairyti. Nu, maršrutinis važiuoja savo. Jėga, jėga. Įdomu, visą laiką jie pagal grafiką pravažiuoja. Nu, toj matysis. Autobusas išbelenkai plačiai, mašinos irgi. Davai, praleiskit. Kaip būtų gerai, jeigu jūs mane praleistumėt. Tas dviratis čia nebūtų jo. HR, kas čia tie HR? Fucking hell. Tiesioj, be dviračių, be motociklų. Davai, praleisk mane. Lemba tie dviračiai visur. Nu, nepraleis. Toks gaidys yra autobusas šitoj vietoj, kad čia yra. Wow! Ir tie ar dviračiai tėva. Taip tai aplenktum, bet dviračiai. What the fuck? Nu, va tokie vaizdai. For fuck's sake. Čia, aišku, dabar visi šniūras varo, kol visi nepravažiuos. Lemba, aš galėčiau per vidų bandyti pralysti to autobuso. Eina šikti čia. Čia bus reikalų.
nieks nepraleidžia jo. Ten iš apačios belin kiek vis judesio. Ir nieks neleidžia jam įvažiuoti tam autobusui. Nu va, panašu baigėsi, galės važiuoti. Haha. Išgąsdino dviratininką. Nu taip. Faksėk. Ai, čia puikiausiai. Kaip aš norėčiau jį paimti. Jisai maršrutas jam čia turbūt veda. Palik vietos. Kokia čia šikna su šitais posakiais. Dėl to čia, kai nėra eismo gerai, kai yra eismas, gaidis čia visai. Ir dar dabar reikės čia pavingiuoti normaliai. Džempai. Kažkaip viskas viršui kažkaip pastrigo. Pagriuvo. O, vaizdai įspūdingi. Ten gerai jaučiu, kad aš pralindau pro tas mašinas, tos autobusus visus tos, nes manęs kol kas nedasivijo nei vienas motas ir atgal žiūriu, nieko nėra, ten jaučiu, jie visi pakibęs to mašinom. Ten pro Vokietį taip pralindau naglai. Dabar gali būt, kad paskui jį važiuočiau irgi čia rūkyčiau. Dviračiai. Kad jie bent vienu tokiu šniūru važiuotų. Jie velniai. Nu tai kur, kaip jūs čia važiuojat? Šaika. Ne vieni. Aš atsimenu pirmą kartą, kai važiavau, tik tai leidausi šitų šonų, tai va kaip į viršų va toks šniūras mocų buvo, tai lygiai taip pat į apačią variau. Tokia košė mocų. Mašinų toks šniūras. Oras geras, visi sulėkė. Svarbiausia, kad jie nepamirštų, kad jie ne vieni. Fucking hell, kaip čia užkniso. Nu, aikšteliai reikia mokėti važiuoti su motociklu. Tokių lėtų manevrų staigių. Kitaip tai čia užsirūkytum. Nukristum.
šūdinas driveris, bet kažkaip tais vat šiaip ne taip pravažiuoju. Nu. Va. Vat tokį vat lekia. Čia gali greit pasitaškyti, čia nafik, čia savo juostai sėdi, net nebandyt lysti prieš eismą, nes nuneš koksai atliekęs. Nu, man atrodo, patį baisiausią pravažiavau. Šiaip pačia vieta buvo, iš kur matėsi viskas. Matė galas. Vis tiek aš čia kažkada grįšiu. Whatever. Mėgsta kirsti kampus, kiti va tokius. For some reason. Nu kaip jie važiuoja, ką jie daro, tie dviračiai? What the fuck? Kaip jie taip naglai? Jie, blemba, daugiau vietos užima nei aš su mocu. Žiauru. Čia tas yra baisu ant tokių posūkių, va. Varo šaika. Jėga garselis. Tas quickshifteris dar tenkai. O dar vienas autobusas. O, papa, dasivijau. Traukinį. Davai, aš gal tave, aplenksiu. Vyrukai. Nu niekaip aš nepriprantu prie tų posūkių. Aišku, jau lengviau dabar. Smagesni tokie jau. Beveik ant tos ribos, kur jau galėtų pradėti patikti. Nu. But still, nope. Nu, aš jau... Čia yra plačiau viečiukės. Jau beveik išvažiavau iš šito viso blogio. Šito viso blogio šalyno išlindau. Gali būt, kad aš šitos posūkius visai neblogai imu. Geriau nei daugumą. Dabar apvažinėju. O, paskutiniai herpinai. Ir Stelvio pasas. Dar kartą bus įveiktas. Nusipirkau lipduką šį kartą. Ant dėžės užsilipdžiau. Nes neturėjau. Lemba, čia kelintą kartą čia aš važiuoju, taip. Ir lipduko neturėjau. Lemba, ausis atgulinėja. Jie važiuoja trajektorijom. Tau kerta, blemba, kampus, apeksais, o aš palei sieną
važiuoju, kad kuo daugiau vietos jiem palikčiau. O aš leidžiuosi į apačią, man yra šūdiniau važiuoti, jie į kalną kyla. Nu, nežinau, kažkaip tais. Biški naglai jie. Aš taip negaliu, aš taip naglai. Sakau, šūdina driveris. Ja, viskas čia. Viskas, pabaiga. Galima kažkur čia gal parkingas bus kažkoks. Stabtelsiu, iš toli va tą ledą nufilmuosiu. Ilgiau. Ja, sustosim. Savo vat troputuką parūkyti. Šūdiniausią dalį vis tiek pravažiavau. Jau dabar dzin. Nublemba per kamerą, kai žiūrėjau, tai taip šūdinai atrodo, o tas visas reikalas, bet jisai gyvai tai žiauriai gerulis. Žiauriai geras. Žiauriai gražus kalniukas. Tai va, Stelvio fasas įveiktas. Bus dabar dar vienas kažkoks. Nu, bet čia vėliau, čia dar kaimus reikės pravažiuoti. Prasitarabanit, prakept, nes jau šilta. Vėl bus daug vargo, keiksmažodžių. Bet čia visas šitas veiksmas vyksta užkulsiuose. Visi rėkavimai, keiksmažodžiai. Nu ką, update'as, so far. Eismas didžiausias eina iš priekio. Tai mano pusė ganėtinai neblogai. Kas visai neblogai. Aišku, šitą atkarpą tokia biškį greitesnė. Bet tiek važiuosiu dar per kažkokį miestelį, kur atsimenu važiavau ir keikiausi. Bet so far tai neblogai. Mašinų yra, bet aš čia apsilenkiu jas nesunkiai. Viskas ok, visai kol kas neblogai. Temperatūra nebloga, 26 laipsniai. Šilta, bet nekepina. Nėra taip, kad čia labai jau svilintų. Gal dėl to ir tokia nuotaika biškį geresnė, kai nekepina. Aišku, kartais apsilenkt sudėtinga, kai biškį posūkiai yra, nes iš priekio daug eina mašinų. Čia nelabai yra šaliai keliai, jiem pasitraukti nelabai eina. Taip. Bet įmanoma, visai okei. Bet į Stelvio pasą, nu bent jau į tą pusę, tai tikrai nemažai juda. Mosų daug važiuoja. Nu, aš spėju, kad jie į Stelvio pasą. Ai, nemačiau. Galėjau aplenkti realiai. Bet, oh well. Nes va, iš priekio tai šniūras mašinų pastoviai. Eina. Nelabai kreipi dėmesio į ten tas va linijas kažkokias kelio ženklinimo, čia nusispjaut. Va, atsirado vietą ir lenki, kad nesivelt. Greitis irgi čia nelabai kam įdomu. Mašinos tik tai velkas realiai, mocai tai iš viso. Aš čia velkuosi palyginus, kaip ten tie vietiniai lekia. Visiškai negalioja. Mieste Pidisoką rašo, Svilinoje 7-8 per miestą. Iš miesto išlekia 100, dar daugiau. Paimtas prancūzas. Visai kol kas neblogai.
per visokius obuolių ūkius. Ten va irgi pilna visur. Tai va irgi obuolynas kažkoksai tai. Geriausia tas, kad sakau, nėra taip karšta, nes čia realiai čia yra duobė. Čia yra duobė, čia temperatūra užkilt gali normaliai. Dabar va matau, Fricas čia velkasi, tai italai bando aplenkti. Prieš tai buvo irgi Fricas vilkosi šleifas mašinų, tai tie visi italai matos, čia nervinasi. Nu, ką jis fucking išdarinėja? Tragedija. Fricai duoda vaizdų. Baisu. Mašinos jau čia apsilenkt negali pastoviai. Nu, žodžiu, vargsta. Bet konkrečiai, vat, važiuoji, matai šleifas mašinų iš paskos ir tu jau nujauti, kad priekį važiuoja Fricas. Ir akurat, da važiuoja Fricas, velkas. Čia net greičio neviršį, jie vėl lemba 50, nu, gyvenvietė čia, 50 galima, jisai 40 važiuoja, dar su autobusu va ten va, ten tie italai, matau, ten pastoviai diorginasi, bando aplenkti. Žiauru. Reikia įsimocu, aš dar apsilenkiu. Su mašinom tai jo, žodžiu, va, beveik da važiavau pasą, tas kažkoks paso Dėdžiovo ar kažkas tokio. Nu, žodžiu, važiavęs aš. Kiek atsimenu, labai fainas jisai buvo. Iš šitos pusės labai bus gera atkarpa, nes kilsiu į kalną, daug gerų posūkių, nes kai atvažinėjau, šita visa atkarpa buvo į apačią, tai ne taip man buvo. Tai dabar varėsiu į viršų, įsišiepęs, gazuosiu. Nes man atrodo, kažkur tas pasas va ten vat ir yra į kalną. Iki finišo 9-4 km blemba. Čia taip greitai nusivažiavo. 29 laipsniai. Nu, pakilsiu į kalną, bus vėsiau. Bet šiaip nėra baisiai karšta. Tikrai pakenčiama. Tie va miesteliai visi pravažiavau kažkaip. Be nervų gadinimo. Eismo mažai kažkaip. Ir ne per karštą. Tas davė savo visai kažką užkaščiau, bet aš galvoju, galima gal bandyti. Tas pasas, man atrodo, ant kalno, ten lygtais kažkoks kabakas yra. Daug šaikos važiuoja, man atrodo, toj nebesisveikinsiu. Pakit. Obalytė. Kaip ten papult, gal ten visai užkas galima būtų, į apačią nusileidus. Reikia važiuoti pasižiūrėti. Ir kur čia? Šičia, man atrodo. Mūsų yra, stovi, kažką užkasiu. Why not? Tokia visai prikolna viečikė. Bet tik tais ant tų kubiukų pastatyti. Va taip. Blemba koja skauda, jaučiu čia nuo to batono. Kaip ir aš nesusižalovau nieko, bet matomai, kai krenti, labai įsitempi. Ir paskiau jaučiasi. Nu ką, varau pas. Kilsiu į viršų. Pirmai leidausi priekį važiuodamas.
lėksiu kaip visi čia, kurie lėkia į kalną. O ne iki tokio lygio, bet greičiau važiuosis nei nusileidinėjant. Ganėtinai siaura. Linijos nesupieštos, tai gali sugalvot mašinistai, kad galima čia pakarpyti kampus. Užkandau, ten radau. Tiesiog pakeliui važiuojant kažkokia viečikė. Prūdas kažkoksai, pilna žuvies matėsi, pilna žvejų. Valgiau sumuštinį. Labai neblogą. Kavos atsigėriau. Galima svilinti. Svilinti. Į kalną. Į kalną. Nu, penktų bėgių taip. Trūksta biškį. Pirmai tik įvažiavau ir iškart supakoju žemę, siekiau. Su kairiu batu tiesiog siekiu žemę, o su dešiniu tai supakoju būna brūkštelnu karts nuo karto žemę. Bet čia ant tų apsisukimų. Būna tie tokie labai aštrus posakiai ant tų. Nuo kalno irgi leidžiasi. Nemažai čia jų. Oi. Lemba gerai užkandau, jau valgyt norėjau pirmai. Labai neblogai čia gavosi. Žodžiu, dar į viešbutį užsibukinau. Austrijoje. Nežinau, man iki Innsbruko 8,5, ten nuo Innsbruko bus gal kokį 20 km, toliau dar tas viešbutis. Eina pusė velnio. Tai manau bus viskas labai neblogai. Žodžiu, labai neblogai. Ir jau bus pabaigta Italija, Prancūzija, viskas. Suvažiuoti. Dabar liks Austrija, Slovakija, Lenkija. Labai jau toksai aštrus posakis, čia neįsiliek. 70 greitis galimas. Labai jau didelis. 70 čia. Lemo kelio nežinau. Žinočiau to kelią, tada tu ten galėtum trajektorijas kažkokias geresnės imt. Dabar tai būna užsuki ir posūkį dar pataisai trajektoriją. Nes neapskaičiuotas būna posūkio staigumas. O, stabdžių kvapelis pralėkė. Iškiant stabdžių drožę. Smagiausia tai, kad danga labai gera. Ir tu žinai, kad nepaslys. Nes jinai tokia grubi atrodo, neblizganti. Ten pastelvėjo paso šikna slydo, taip neblogai slydo. Tai, bet ten tas asfaltas jis toksai, blemba, blizgantis toksai lygus. O čia toksai grubus. Plius padangos gerai sušyla. Tai būna čia va taip pragazuoji. Staptelni kur nors, tą padangą pačiupinin, tokia pasišiaušus jau būna.
pačiupinin tokia limpanti. Lipni netgi. Slovakas su Nürburgringo nakleika. Dabar bus įdomi dalis. Čia tokia įžangėlė. Blemba, nežinau, ką aš čia rodė. Fucking hell. O, galima lenkt. Galima lenkti. Autobusai varo. Ir autobusas į mano pusę važiuoja velnias. Ir reikės kažkaip jį. Opa, stotelė. Gerai, dabar tik nutaikyt momentuką. Tie va pralekia mocai ir bandyt apvažiuot. Labai gerai gavosi čia. Nesudeginau jokio laiko, nervų, nes kitaip va čia va būtum ant tų posakių. Nervų gadinimas, apsilenk kažkaip. Pasodžiovo. Šita dalis tai gerulė. Atkarpa šitas šlaitas. Ana šlaitas šūdinas. Ten labai gaidiškas asfaltas, toksai senas, degradavęs, toksai su duobėm realiai. Volkswageną reikės paimti. Piricai. Su 3 Golfu. Bet čia ženklai kažkaip visi parašyti itališkai ir vokiškai. Nu, austram turbūt, nes realiai čia tą pasą pervažiuoju praktiškai Austriją. Nesisveikinsiu, net nematau, jie su manim sveikinasi ir aš neturiu laiko, man kelią reikia žiūrėti. Vairo paleisti irgi nenoriu. Fuck it. Būna jį uždaro tą kelią, šlagbaumą yra, bet čia turbūt labiau žiemą. Peržengiau tą slenkstį temperatūros, iš karto tokia vėsuma, staigiai. Dabar jau tik gerės temperatūra. Tik gerynais. Čia va ką lekiu, ką komentuoju, paliksiu gal kažkiek tais ir viską iškarpysiu toliau. Viso paso. Pasiliksiu gal šitą video ateičiai. Man visai prikolas pasižiūrėti. Paskiau, kaip aš ten gazavau, man patinka. Biški nelygumų buvo. Biški nelygumų. Nelygumų tai ten toks vaizdas, kad net prastrakalioja ratas ore. Nu tu čia plačiai. Nu, mašinas vėjuosi.
padėkojau už kažką tais. Lemba įdomu, kaip čia su kokiu streitu, sakykim, ant tų posūkių tokių. Įdomu, irgi jėga taip. Afrika kol kas tai man visai patinka, kaip valdosi. Nežinau. Ganėtinai smagiai. Visada, kai atsimenu, pirkau gal, lemba 2-1 ratas, visi tenai sako, ten toksai tipo didelis ratas, šiam posūkių šūdinai. Nežinau. Man puikiausiai tas valdosi gerai, manevringas. Tik tais va, kai jau iš vienos pusės į kitą ten permetinėjai, tada jau būna taip jau per jėgą reikia lupti, kaip turi būti, jeigu jau ten gazuoji. Jeigu lėčiau važiuoji, tai puikiausiai. Iki kanto padangas nuguldai, kaip žiedė, be problemų. Net stengtis labai nereikia. Su britva, manau, jie čia ir su kelėniu brauko žemę. Užsiguldę. Nes labai lengva, kelias geras, švarus. Kelias švarutėlis, geras, neslidus. Opa, pirmas dviratis. Jau buvau pamiršęs, kad jie yra. Dviračiai. O, atsiveria vaizdas. Suma jaučiasi. Per vidurį krekas toksai, asfalto, tai tas irgi, kaip užvažiuoji, sugriebia ratą. Vaizdas neblogas. Krekas nekietas visai. Ausys gula biški. Akmuo po ratu padėtas, kad nenuriedėtų. Nepasitikė rankiniu. Kodėlius taip daro. Tai va, jie taip ir lenkia. Iš priekio mocas atvažiuoja, tai aš apsilenksiu mašiną. Pasitrauks jisai vis tiek. O tu čia svilini trajektorijom savo visokiam. Kažkur šitą pusę irgi visai nieko būtų stabtel gal įamžin. Ai, nu aš čia palagis stabtelėjęs buvau šičia. Filmavau, viskas matyta jau.
jisai su dėžukė. Liksi vietos. Paso Giovano. Ohoho, pralėkta, užkilta į kalną. Dabar leisiuosi va šitą pusę. Galima. Na, staptelsiu šį čia. Nu, vaizdas nekoks. Nuogas dėdas. Lema toks vaizdas geriau dabar matosi. Na, kartą lygtais toks kaip rūkas buvo užsidėjęs nuo saulės. Dabar debesų yra biški. Bus visai prikolas čia. Tai ten tiesiai kažkur jau Austrija realiai. Nu, va, Italija artėja pabaigos. Pralėgiau tą pasą. Lemba tas pirmas šlaitas tai daug geresnis, antras tai wow, ten taip blogai, taip, ten duobėta, tas asfaltas senas, sudrožtas, ten, šūdo krūva tenai. Miškais prisleidėsi, tai nei vaizdas neatperka niekas. Tai va, judu dabar į Austriją, man atrodo, visai netoli liko ta Austrija. Ir viskas bus Italija, pabaiga įveikta. Judu arčiau namų. Oi, kaip gerai. Šaunumėlis. Iš tikro kažkaip jau namų biški pasiilgta. Šiek tiek nugarytę jau jaučiu. Lengvai taip. Nuvažiuota nežinau kiek. Ai, pala, aš pyliausi. Italijoje ten nedaug nuvažiavus, ten 20-30 km, 200 šiam įvaryta. Ir blemba, iki to viešbučio man kažkodėl tas Osmandas taško nedėjo. Bandžiau iki to miestelio, nesuskaičiavo kažkodėl, nežinau kodėl. Tai biškį arčiau nusimečiau, paskiau, kai davažiuosiu ten, nes pakeliui pasižiūrėsiu. Bet manau, ten nedaug likę. Ką tik Fricas normaliai belgą už break checkino. Lėkė, kai kalė ant stabdžių aikštelę nusukti. Tai net girdėjau, kaip autobuso padangos žvėgė. Tas va Austras su mocu irgi tenai kalė normaliai ant stabdžių. Bet Fricas. Tas nusuko aikštelę, dėjo gazą ten, pabėgo. Galėjo plėštas autobusas normaliai ten. Pasibarstę būtų. Nu, čia vat siena yra. Aš galvoju, blemba, ne per tokį kelią įvažiavau, bet čia per tą miestelį 2 keliai. Anas išvažiuojant gražesnis kelias, ten parduotuvės, visokie kabakai, ten čia kažkokios statybos. Kaip jie gali važinėti be pirštinių? Nafik, aš be pirštinių negaliu, man neišeina. Nejaučiu aš nei tų rankenėlių, nei rankenų, man tragedija. Aš negaliu tiek pripratęs, kad plikom rankom jie važiuojat šūdinai labai. O, šelai atsirado. O, taigi dabar degalinėse bus jie, tipo, kavinės kažkokios, gali pavalgyti Austrijoje. Nes Italijoje ir Prancūzijoje tai ten pagrindė automatinis. Austrija. Ženklai austriški. Greitis normalus. O, greitį šaudo. Pasirinkę. Reikės įspėti mocus. Šiaip tipo mentai tai būna per šalmą, per viršų, tak, patapšnoja tipo, kad mentai.
fūrų jau seniai nemačiau. Jeigu jie supranta šitą žargoną, bet visi visą laiką rodo, kad per šalmą. Ir ne šiaip, kad mentai, o šaudo greitį. Nu, galiu pasakyti, kultūra visai kita važiavimo. Va. Vėl kasimocijai nelenkia nieks nieko. Italijai buvo, tai ten va, varo per šoną visus. Kaip akis išdegė, dabar įvažiavo, ramuma va, vėl kasi savo. Lenkia va tik tais per punktyrą ir jokias ištisinės nelenkia. Greitis, kokį leidžia. Va. Nieks nelenkia. Italijoje tai čia jau skridę būtų pro šoną. Visai kitaip važiuoja, visai kitaip. Žodžiu, mikrafas, kaip visada, grybauja. Nervina iki belenkiek, belenkaip nervina. Toks šlamštas, kad aš nesuprantu, kas su juo yra. Užknisa. Visą dieną, jisai šūdinai veikia. Būna įjungia, neprisijungia. Viską išjungia, tada vėl prisijungia. Ir taip va visą dieną. Iš antro kartą vis prisijunginė, o dabar iš viso paėmė ir, dienos galas, eilinį kartą. Jisai pusdienį veikia ir paskiau po pietų pradeda nebeveikti. Ir tu nors su ką ten su juo daryk. Paterės išiminėk ten iš kameros. Nieks nepadeda, tiesiog. Aš nežinau, kaip jie dar neišupdeitino šito šūdo. Čia pusę metų šitas neišupdeitintas dalykas. Čia, tragedija. Ir čia, aš manau, čia nesu geležim problema susijus. Čia softas, šūdas softas, tiesiog šūdas softas. Neveikiantis ir viskas. Žodžiu, liko iki viešbučio 3 kilometrai. Kažkokiais kaimais važinėju. Lemba benzo nepyliau. Lemputė dar nemirksi. Nuvažiuota 307 km ir kompas rodo, kad aš galėčiau dar 100 km nuvažiuoti. Ką? Kaip nelabai noriu tikėti. Faktas, kad greičiausiai ne 16 suryta, o kokie 15 litrų tik tais. Tai dar 5 litrai likę. Jeigu tipo 4 ryja, tai 100 turėtum dar įvaryti. Bet aš jau nerizikuočiau. Ir tai čia jau belenkiek 300 km žniegat, virš 300 stengdavosi, nevažiuoti. Dabar tiesiog tingiu. Tingiu stot, pilt kurą. Pakit. Rytoj, manau. Kažkokiais užkampiais aš čia važiuoju, blemba. Kaimais. Kažkokiais. Lemba, čia benzas daug pigesnis nei Italijoje. Italijoje apie 2 eurai. Euras 9 kažkeli. Net jeigu 9,8, man atrodo, virš 2 eurų būdavo. Čia, 9,5 euras šiam, euras 7, man atrodo. Daug pigesnis. Tas viešbutis ten jaučia to kažkokio miestelio centre. Parašyta free parking, taip toliau. Gali būti, kaip čia kažkuriam viešbutį atvariau, free parking. Nėra jokio parkingo šalia, tai sakau, tai kur čia tas parking? Ten toliau, toliau, tipo, yra aikštelė kažkokio kito vos ne viešbučio. Ten pasistatyk. Tai bis galvoju. Kulniuoji ten 30 metrų iki parkingo. Kažkur tais vapšė pastatęs. Nes prie pačio jų viešbučio iš vis nieko ten, absoliučiai jokio šaligatvį visur. Čia aišku gali irgi toksai būti prikolas. Sakys, aikštelė toliau yra, ten satyk. Kuris čia? Šitas turbūt. Kur? Šitos 3 parkingo vietos, čia visas parkingas. Jo, šitas. Ir... Ką?
Blet, aš neišvažiuosiu, čia eiktų, koks čia gaidys. Einam žiūrėti, kas čia per chuinė. Nu, va, Austrijai. Viešbutis už 100 eurų. Vaizdo nėra, nes langų nėra, va. Per veliuksus biškai kažkas matosi. Bet kaip už 100 eurų. Vieta dar tokia pusė velnio. Tai čia geriau nei Italijai. Italijai ten nafik, internetas gaidyčiai, internetas dar pusė velnio. Tai va, visai čia neblogai realiai. Tai va, pabaiga šiandien pavalgyta, žodžiu. Все.